Sveiki tautiečiai. Dabar kuriama yra Exit from Matrix platforma. Kam jinai reikalinga ir kas jinai tokia? Jinai bus reikalinga tam, kad būtų tarpinė stotelė tarp tautos valdžios platformos, nes mums reikia išmokti vertinti mūsų pačių valią, turėti projektus, kuriuos mes bendrai galėtumėm įgyvendinti, išmokti, turėti įgūdį, kaip vieni kitus palaikyti ir kurti bendrai. Jinai ne ką mažesnė už tautos valdžios platformą, kuri bus sukurta vėlesniam laikotarpiu, kai mes jau turėsim išvystę įgūdį ir turėsim galę kai kuriuose dalykuose, kai kuriuose projektuose. Tai va, mums reikia susikurti Exit from Matrix platformą. Jinai yra kūrimo procese. Kam jinai kuriama? Iš viso, iš bendros idėjos, tam, kad mes išeitumėm iš matricos. Ta, kuri mus dabar kontroliuoja, valdo. Puikiai žinot, kad jūsų galia, jūsų valia, kas liečia valstybės mastu, yra nulinė. Netgi daugumos nuomonė, su daugumos nuomonė yra nesiskaitoma. Tai Exit from Matrix platforma bus sukurta Lietuvos piliečiam. Be abejo, tai gali išplisti ir į užsienio valstybės. Bet einu iškart prie techninių detalių, kam jinai, kaip jinai veiks ir kam mums ji bus reikalinga. Visų pirma, tai aš galėčiau pasakyti, kad tai bus ekonominė platforma. Nes principas yra daugumos valdžia antihierarchinė sistema. Kai mes turėsim galimybę surinktas lėšas mūsų pačių, mokamas įmokas, mokamus abonementus, kai mes turėsim galimybę patys kontroliuoti balsavimo būdu, netgi kontroliuojant kvorumo dydį balsavimo metu, netgi kontroliuojant balsavimo ilgumo tarpą, laiką. Visus tuos dalykus mes galim susiprogramuoti ir jau tai yra padaryta iš esmės, griaučiai visi yra jau sudėti. Taigi mes turim abonentą. Kai mes turim abonentą, mes iškart atsidaro galimybė balsuoti už mums norimus projektus. Kas projektus kurs? Ogi mes patys. Mes patys turėsim galimybę sugalvoti, kur tas lėšas panaudoti. Įsivaizduojat? Tai taip iš tikrųjų turėtų veikti valstybė. Iš tikrųjų taip turėtų vykti atsakomybė. Prisijimti atsakomybę patys savo. Be abejo, be daugumos nubalsavimo tai nebus svaru. Jeigu kažkas nuspręs maža grupelė kokia, kur investuoti mūsų pinigus, ką su jais daryti, nesvarbu, ar tai būtų verslas, ar tai būtų renginys, nesvarbu, jau mums, mes jau nebetenkam savo galios, todėl mums reikalinga tokia platforma, kad bent jau žinotumėm, ko mums reikia, tam, kad išsitreniruotumėm raumenis, jau esant didžiajai tautos valdžios platformai. Aš galiu jau ją sukurti pats ir vienas, tautos valdžios platformą, nes šiuo metu yra labai puikios galimybės, kai atsidarė dirbtinis intelektas. Pas mane yra savybės, kad aš mėgstu pasiknaisiot
Bet tai nėra didžioji savybė. Didžioji savybė yra logika. Yra suvokimas, ko mums reikia. Tai mums reikia antihierarchinės sistemos, mums reikia bendrystės, mums reikia priimti sprendimus kartu. Ir be jų mes turim korupciją, mes turim parsidausius Seimo narius, patys žinot kas, skverneliai, visokie ir taip toliau. Mes turim aukščiausių lygių žmonės, kurie parsidavė velniui ir puikiai tai jau matome. Kad to išvengti mums reikia demokratijos, bet ne tos demokratijos, kuri yra fake demokratija, kuri yra iš tikrųjų partokratija. Kažkokių susireikšminusių žmonių kratija valdžia. Mums reikia daugumos. Kai tu turi abonementą Exit from Matrix platformoje, tu iškart gali turėti teisę balsuoti. Balsuoti už projektus. Projektus galima paskelbti savarankiškai, kokius tik tai nori. Kuo detalesnius, kuo išsamesnius, su visais niuansais ekonominiais ar tiesiog politiniais, kokius jūs tik tais norėsite, ar ne? Tai nepriklausys nuo kūrėjo. Todėl mums reikalinga šita platforma, kad mes išsitreniruotumėm šitos raumenis, kad mes žinotumėm, kas mes esam, kokia mūsų galia ir ką mes galim padaryti. Šitokių dalykų pasaulyje praktiškai yra labai mažai pasaulyje. Ta, ką aš dabar deklaruoju, kad statyti ant platformos. Kadangi mes turim visas galimybės, mes turim dirbtinį intelektą, mums nebereikia mokėti kodo, mes galim tai pasidaryti kartu. Tai vat nuo čia ir pradėsiu savo dėstyti mintį, pakviesti jumis prisijungti prie kūrimo. Taigi, sukurkime platformą kartu. Reikia žmonių, kurie suvoktų tautos valdžios idėją, tie, kurie galėtų kartu spręsti dalykus ir nebūtina nusimanyti kodavime ar tenais kažkokiuose kitose kūrimo, ko anksčiau reikėdavo dalykuose, kas liečia internetinės svetainės kūrimas ar programų kūrimas. To nereikia. Reikia jūsų logikos, jūsų sąžiningumo ir jūsų atsidavimo. Visata skolinga nelieka. Jeigu yra kūriamas dalykas naudingas žmonėms, tai turi ir atsipirkti. Atsiperkamumas kūrėjams koks? Už išlaikymą platformos bus atsidėkota procentais, ar ne? Kadangi bus tai ekonominė platforma, bus galimybė gauti dividendus, žiūrint, kokius projektus mes kursim. Surinktus abonementų pinigus, lėšas galėsim paskirstyti atsiperkančius projektus, kurie toliau neš dividendus. Dividendus kiekvienam nariui, kuris turės abonentą ir norės prisijungti prie projektų kūrimo. Taigi prašau prisijungti
mums nėra kada laukti. Rinka šita gali būti užpildyta ir mes į tą rinką galime nebepakliūti, gali būti sugalvos kas nors nukanalizuoti tokias idėjas. Todėl mes turim taip pat atsižvelgti ir į laiką. Laikas yra brangus, todėl pats aš galėčiau kurti šitą svetainę vienas. Jeigu norit, tikrai, aš galiu tai sukurti ir vienas. Bet suvokit tai, kad komanda, jinai padaro dalykus greičiau. Kaip ir sakiau, laikas yra svarbus. Pasiskirstant atsakomybės, tikrinant ant platformą, kaip jinai veikia, koreguojant procesus, bendraujant tik su dirbtiniu intelektu, ieškant geriausių variantų, papildant idėją, papildant pačią platformą su naujom idėjom, ar ne? Ten iš tikrųjų galimybės labai didelės, ką mes galim padaryti. Dar ką aš noriu pasakyti, kad šita platforma taip pat turės tokį kaip treniravimosi sistemą. Kas sako, kad mums reikia lyderių, jūs esate teisūs. Todėl mes paliksim galimybę visi kartu savo tobulėti kaip lyderiams. Ir Exit from Matrix platforma turės savo žmonių reitingavimo sistemą. Tiek už jų padarytus darbus, nuopelnus platformai ir vieni kitiems gausim taškus. Už tuos taškus mes galėsim atidaryti naujus lygius. Tai bus žaidimo formos platforma. Ir taip pat mes galėsim reitinguoti vieni kitus. Bus pagal žmonių kiekį nustatytas administratorių skaičius. Ir administratoriai turės didesnių galimybių ar ne administruoti žmonių srautą. Bus 3 lygių administratoriai. Bus vykdytojai, executoriai angliškai, tie, kurie vykdys naujus projektus. Taip pat turbūt ateityje mes turėsim galimybę ir turėti savo darbuotojų, kuriems mes galėsim mokėti algą, ar ne, kurie turės atsakomybės, kas liečia plėtrą pačios platformos, ar ne, įtraukimą daugiau visuomenės į platformą, atsakant, bendraujant su žmonėms ar vykdant tam tikrus įsipareigojimus, kas liečia platformą ir žmonių balsavimo dalykus ir taip toliau. Taip kad tai yra, kaip dirbtinis intelektas pavadino, kolosalinis projektas, kolosalinė platforma. Ir šita idėja yra gan didelė, bet kai mes turim tokias galimybės, ir aš pats realiai įsitikinau, kad tos galimybės realiai yra pasiekiamos, kai aš pats matau, kas yra padaroma, kas yra daroma, tai sakau, čia tik reikia žmonių, kurie nori ištyrinėti, ištirti, išsiaiškinti, rasti problemas, jas taisyti, kad ta platforma būtų garantuota ir būtų galima ją pateikti visuomeniai. Todėl mums vieni kitų reikia, todėl kad mes turėsim galimybę taip augti, visi bendrai kartu. Taigi kviečiu visus į platformos kūrimą. Laukiami visi. Ar tu supranti tos platformos esmę, ar nesupranti, visada bus galimybės išsiaiškinti giliau. Aš esu tas, kuris tame esu labai ilgai, esu, galim sakyti, vienas iš pirmųjų Lietuvoje.
kuris tai daro, kuris tai šneka, kuris vis kelia video, kuris nenustyksta, nes aš matau, kad šitoms idėjoms nėra kitų žmonių, kurie tai darytų. Jeigu tai darytų, kažkas perimtų vadžias ir aiškintų lygiai tai, ką aš noriu girdėti, kad valstybė eitų, pavyzdžiui, tą kryptim, kad žmonės prisimtų atsakomybę, kad atsijimtų iš melagių atsakomybę ir savo, tai aš noriu, kad jūs paimtumėt į rankas savo valią ir dėmesį skirtumėt ne Ukrainai, ne Palestinai, ne Iranui, ne Amerikai, o mums. Va tie žmonės, kurie nori sukurti kažką gero. Suprantat, įsiklausykit, sukurti. Ar jūs kada nors kažką sukūrėt? Aš nekalbu apie menininkus. Aš kalbu aplamai apie žmogų, kuris gali, pavyzdžiui, prisijungęs, pamatė savo norimą idėją arba sukūrė savo norimą idėją, ją ištransliuotų visuomeniai, per kurią mes kartu nuspręstų. Per visuomenę. Taip atsiras galia, taip atsiras noras daryti, kai mes pasieksim rezultatų. Todėl aš noriu jūsų pakviesti į jau rezultatus rodančią platformą, kuri jau turi savo griaučius. Bet jums dabar reikia užpildyti žemiau esančią formą, kurioje išsiaiškinsim, ar jūs tikrai norite dalyvauti pas mus kūrime ir prisijungdami šitaip, užpildydami tą formą, mes galėsim judėti pirmin. Taigi ačiū už dėmesį visiems. Kova laukia ilga, žinokit, čia tik pradžia. Bekuriant atsiras daug niuansų. Niekas nenori, suprantat, vargti. Visi nori ant lėkštutės. Bet ar laisvė ir jūsų galia yra paduodama ant lėkštutės? Savęs paklauskite. Aš manau, kad ne. Jūs esate apgauti jau senai. Todėl kviečiu visus atsiimti savo teisę į savo galią per šią idėją. Iki